Balandžio 28 prie vyriausybės rūmų profesinės sąjungos surengė akciją, kurios metu reikalavo kelti algas ir užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas. Taip pat buvo siūloma minimalų atlyginimą mokėti tik už nekvalifikuotą darbą ir padidinti jį iki 500 eurų. Akcijos metu pasisakė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, profesinės sąjungos Solidarumas bei profesinės sąjungos Sandrauga atstovai. Susirinkę į mitingą žmonės kėlė ir kitas su atlyginimais susijusias problemas. Kartu buvo raginama ir mažinti mokesčius darbo užmokesčiui. Mitinge kalbėjęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas išreiškė abejonę, kad verslas neturi galimybių didinti darbo užmokestį. Tuo metu Lietuvos profesinės sąjungos Sandrauga pirmininkas Kęstutis Juknis pažymėjo, kad Lietuva tampa šalimi, kuri palieka savo žmonės socialiai neapgintus. Iš tikrųjų, Lietuva žada būti ta šalimi, išsiskirti iš visos ES, didindama darbo valandų skaičių per savaitę, nemokėdama už viršvalandžius, visiškai susiaurindama profsąjungų teises, įvesdama daug kliučių darbuotojų atstovams atstovauti dirbantąjį, paralyžiuodama visiškai valstybinės institucijas kontroliuoti darbdavių sprendimus, palikdama visiškai socialiai neapgintą žmogų ir šiandien visą tai įvelkama į viešąją erdvę ir ta viešoje erdvėje sklando tokios kalbos, kad mes būtinai turime pritraukti investicijas ir būtinai turime atlaisvinti visą rinką ir keli žmonės kalbėdami per televizorių priverčia pusę Lietuvos važiuoti tada į Lenkiją apsipirkti, didžiąją dalį važiuoti į Londoną, Norvegiją dirbti. Ir kalbama, kad mes kažką darome, mes tengiamės, kad socialinė atskirtis mažėtų, tačiau turime sugriežtinti drakoniškas sąlygas tokias dirbančiam, kad dirbantysis galėtų tik sekmadienį grįžti į namus, pabūti su šeima, pailsėti, atgauti jėgas. Tai tas visiškas absurdas, publikuojamas per radiją, televiziją, stambiųjų žiniasklaidos magnatų ir kalbama, kad tai, patikėkit, yra gera naujiena. Ir tai įsigalios po Liepos 1 dienos ir tai bus šaunu visiems. Pamatysit, kaip ateis investicijos, pamatysit, kaip gerai bus dirbti ir pamatysit, kaip padidės jūsų darbo užmokestis. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimas pirmininkas Tomas Jakutavičius atkreipė dėmesį į vis didėjantį emigracijos mastą. Jo teigimu, Lietuva jau prarado apie 1 milijoną gyventojų, o to priežastis niekinantis požiūris į dirbantį žmogų. Jaunimas, jaunos šeimos Lietuvoje neturi galimybės gyventi oriai. Negalima smerkti tų, kurie išvažiavo, bet emigruoti tampa žymiai lengviau, naudojantis šią galimybę. Natūralu, tikrai, kad tuo pasinaudojo daug žmonių. Pernai vien iš Lietuvos emigravo virš 50 000 gyventojų. Pateikiant kaip pavyzdį, tai yra visas Alytaus miestas. Kas bus dar po metų? Emigruos dar kitas didesnis miestas. Nebeliks mūsų. Yra skirtinga statistika, tačiau nuo 1990 metų iš Lietuvos emigravo ko ne 1 milijonas gyventojų. Skaudu klausyti tokius faktus. Mes nematome perspektyvų, net dirbant visą darbo dieną, gyventi oriai. O ką jau kalbėti apie jaunas šeimas, kurios nori kurti savo šeimą čia, įsigyti būstą, išlaikyti savo vaikus. Tai tampa beveik nebeįmanoma. Nėra pastovumo. Įstatymai keičiasi, politikų požiūris dažnai būna pakeistas, jo yra nesilaikoma. Niekaip negalime planuoti savo ateities. Be to, Lietuvoje tiek verslo, tiek politikų požiūris į žmogų yra ko ne priešiškas. Ar gal net galima sakyti niekinantis. Kas nori jaustis žemesnės už kitus, pakelkit rankas, ar čia tokių yra. Mes nei vienas nenorime būti žemesni. Jaunimas renkasi protestuoti kojomis. Į milžinišką socialinę atskirtį atkreipė dėmesį ir Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovas Audrius Cuzanauskas. Tuo metu žadėję pasisakyti vyriausybės atstovai taip ir nepasirodė. O po akcijos su jais susitikęs Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas sakė, kad išklausę profesinių sąjungų problemas, vyriausybės atstovai pažadėjo atsižvelgti į išsakytas problemas susijusias su darbo saugumu ir pažadėjo su profesinėmis sąjungomis susitikti dažniau. Realiai su vyriausybės atstovais tokia buvo
vienpusė diskusija. Jie išklausė mūsų pozicijos, mes išsakėm tą visą problematiką, būtent problematiką dėl darbo užmokesčio, dėl saugių darbo vietų. Ir pasižymėjo ir pasakė, kad jie imsis spręsti. Tai dėl sektorinių susitarimų, dėl streikų procedūrų liberalizacijos, dėl biudžetinio sektoriaus darbuotojų darbo didinimo, dėl minimaliaus mėnesinio darbo užmokesčio augimo, nes viena iš vyriausybės galimybių įtakoti į darbo užmokesčio augimą, tai yra būtent biudžetinio sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo ir minimalaus darbo užmokesčio didinimo. Tai vat, jie pažadėjo į tai atsižvelgti, pažadėjo padidinti būtent įmonių kontrolę per darbo inspekciją, kad nebūtų pažeidžiami darbo įstatymai darbo vietose, kad darbo vietos būtų saugesnės ir pažadėjo dažnesnius tokius susitikimus, paprašė daugiau informacijos, kur mes matome, kur yra pažeidžiami arba neteisingai mokami darbo užmokesčiai, arba pažeidžiami darbuotojų saugai. Akcijos metu kartu buvo paminėta Tarptautinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Žuvusieji darbe, kuriuos simbolizavo prie scenos išdėlioti šalmai, pagerbti tylos minutę. Vėliau už kiekvieną žuvusį ir sunkiai sužeistą darbe į dangų paleisti balionai. Už pirmuosius juodi, už antruosius raudoni.